Sveiki atvykę į Massey Ferguson vaizdo įrašų seriją How-To. Šiame vaizdo įraše kartu nagrinėsime, kaip valdyti dirbamą plotą naudojant sistemą Datatronic 5. Pirmiausia, apžvelgsime, kaip įrašyti ir paryškinti dirbamą plotą. Pradėkite nuo atitinkamų paleidiklių, kurie nustato, kada įjungiamas ir išjungiamas paryškinimas nustatymo. Norėdami tai padaryti, eikite į nustatymus ir pasirinkite ekrano apačioje dešinėje esantį meniu įgyvendinti. Patekę į meniu galite matyti įrankio matmenis, įskaitant jo plotį ir tai, kiek jis tęsiasi atgal nuo tvirtinimo taško. Dešinėje pusėje galite nurodyti paleidiklius. Šiame pavyzdyje ketiname įdirbti dirvą. Jei dirbate su isobusiniais padargais, traktoriui bus duodama komanda, kada žymėti, o kada ne. Kadangi norime, kad mašina žymėtų tik tada, kai juda į priekį, pirmiausia pasirinkite pirmyn. Dabar galime nurodyti tolesnes ženklinimo sąlygas. Spustelėkite Start On, pradėti nuo ir atsidarys paleidiklių meniu. Šiame pavyzdyje pasirinksime galinį prikabinimo įtaisą. Kai jis yra nuleistas, taigi kultivatorius yra žemėje. Norime, kad jis būtų pažymėtas. Nustatę paleidiklį, pereikite į pagrindinį vairavimo meniu. Viršutinėje juostoje rasite piktogramą, skirtą įjungti dirbamo ploto įrašymą. Paspaudus mygtuką, jis užsidegs žaliai, rodanti, kad žymėjimas yra aktyvus. Kai įvykdomos suveikimo sąlygos TI sukabinti žemyn ir žymėjimas aktyvus, žymėjimas pradedamas automatiškai. Toliau panagrinėkime, kaip ištrinti dirbamą plotą. Pagrindinėme navigavimo meniu spustelėkite nustatymų meniu ir pasirinkite pirmąją piktogramą sluoksniai. Taip atveriamas meniu, kuriame matomi visi galimi sluoksniai. Jei dirbote su isobus įrankiais, čia galima ištrinti dirbamą sritį, pasirinkus sluoksnį ir spustelėjus šiukšliadėžės mygtuką. Norėdami rankiniu būdu apdorotą plotą, pasirinkite sluoksnių nustatymo meniu, esantį dešinėje ekrano pusėje. Šiame meniu yra keli nustatymai, pavyzdžiui, spalvos keitimas ir rankinis spalvos pasirinkimas. Pavyzdžiui, jei dirbate su technologinėmis linijomis. Norint ištrinti dirbamą sritį, yra dvi parinktys – Current Field, dabartinis laukas kairėje ir All Field, visi laukai dešinėje. Šiuo atveju norime ištrinti apdorotą sritį tik šiam laukui. Paspaudus kairįjį mygtuką, iššokančiame meniu bus klausiama, ar tikrai norite ištrinti šią apdirbtą sritį. Paspaudus mygtuką gerai, bus ištrinta tik apdorota sritis, o visų kitų laukų duomenys liks prieinami. Jei norite uždaryti meniu, paspauskite mygtuką gerai ir tada mygtuką X. Žemėlapyje nebėra pažymėtos dirbtos srities. Dabar turite visą informaciją reikalingą dirbamam plotui tvarkyti Datatronic 5 sistemoje. Atėjo jūsų eilė išbandyti.